2004 metais buvo įteikta pirmoji Stasės Ninovaitės vardo literatūrinė premija. Bet šiais metais mes švenčiam 20-metį. Ir šitas garbus padėkos raštas ir Stasės Ninovaitės literatūrinė premija įteikiama gerbiamai Rimantei Kulvinskytei. Sveikiname. Noriu tiesiog padėkoti savo mamai, kad ji parašė tiek daug nuostabių knygų. Man ir visam pasauliui išvertė jas, ieškojo žmonių. Dabar pasiekė tokią didelę premiją. Čia labai didelis įvykis man ir mano šeimai ir ypač mano mamai. Noriu tau padėkoti už viską. Pradėjau rašyti labai anksti, bet kad galėčiau gyventi ir pragyventi iš rašymo, aš visą laiką rašytoją įsivaizdavau tokį labai nusmurgusi, pusgirtį, vargstantį. Turėjau tokį įsivaizdavimą, kad iš rašymo tu nepragyvensi ir realiai nelabai savo niekada neleidau svajot sukt rašymo kaip rašytojos keliu. Visą laiką save įsivaizdavau kaip teisininkė, ekonomistė, tų profesijų, kurios yra realiai apie materialinę daugiau gerovę. Ir jau po stojamųjų egzaminų pakeičiau iš teisės į žurnalistiką ir taip pradėjau rašyti. Nors mano mokytojos, tiek Vanda Sobenkienė, tiek Renata Petrauskienė, Saulėtekio vidurinėje, labai mane ragino rašyti ir labai mane skatino. Manau, kad kažkur tais pakaušėje giliai svajojau, bet neleidau savo to. Tai bet šiandien mano toks ir paraginimas visiems leis savo pabandyti ir susvajoti, ir ne tik susvajoti, bet ir pagyventi toj svajonį. Tai pirmoji skaitytoja mano tekstų buvo Luna, nes būtent jai buvo parašyti semčiukai ir būtent jinai buvo žmogus, kai parašydavau skyrių, tai mano vyras Polas visą laiką tą vakarą skaitydavo Lunai prieš miegą, o aš sėdėdavau už durų ir klausydavau, kaip jinai klausosi. Ir tose vietose klausydavau, kur jinai juoksis, kur jai kils klausimų, ką jinai, ar jinai pasakys dar, ar jau viskas, kodėl baigėsi šitas skyrius, noriu dar. Tai jinai buvo tas žmogus, visų pirma, kuris mane įkvėpė labiausiai, bet vienas iš tų įvykių, nuo kurio aš atsispyriau, tai buvo Luna pradėjo labai anksti eiti mokyklą, anksčiau 2 metais negu įprastai vaikai pradeda eiti mokyklą, ir jinai grįžo iš mokyklos ir sako, mama, mane viena mergaitė pavadino baile. Aš padaviau jai obuolį į ranką ir sakau, imk suvalgysi apelsiną ir tau pasidarys geriau. Ir jinai sako, mama, bet taigi čia obuolys. Sakau, ne, sakau, Luna, tu čia įsivaizduoji, sakau, čia yra apelsinas. Sakau, suvalgyk apelsiną, pasidarys geriau. Mama, tu iš proto išsikrausi, tau visai negerai, per daug dirbi, kas čia vyksta. Čia, sako, yra obuolys. Tad sakau, dabar žiūrėk, Lunyte, jeigu aš obuolį pavadinu apelsinu, ar jis pavirsta apelsinu? Jinai sako, ne. Sakau, jeigu aš tave tokia drąsią nuostabią mergaitę pavadinsiu baile, ar tu nuo to pasidarysi baile? Ir jinai sako, ne, mama, aš obuolys, aš ne apelsinas. Bet nuo to tapo spirtis, kad aš noriu visas tas pamokas, tuos visus pokalbius, kuriuos mes turim su Lunyte, perkelt į tą stebuklingą Semkadoro pasaulį ir pateikti jį per minkštų jo gyventojų semčiukų pokalbius, išgyvenimus ir širdis. Ir kadangi tėveliai perka knygas vaikams, tai taip pasiekiu ir tėvus. Ir jie skaitydami tas knygas gyja lygiai taip pat. Tai čia tokia kaip gera minkšta kontrabanda į suaugusiųjų širdis yra. O gal norėtum dar kažką papasakoti mums, kaip tau sekasi? Gal tu mėgsti rašyti? Pusiau, vis tiek buvau gavus rašinį parašyti, rašiau, mokytojas sako, reikia paskaityti, sakau, ne, turiu pabaigti. Norėčiau parašyti tokią knygą ir tada sukurti filmą, kuris žmonės priverstų pasijaust laimingais, liūdnais, piktais, įsiutusiais. Bet, pavyzdžiui, kai mama ateina tiesiog į bet kokį Naujosios Akmenės gatvę, ar mes einam į žaidimo aikštelę, ar mes einam į turgų, visi su ja pasisveikina ir aš galvoju, kaip turėtų būti
gyventi mieste, kuris tave pažįsta jau daugelį metų. Ir šiaip, kai aš gyvenu Vilniuje, būna, kad aš praeinu ir žmonės, pavyzdžiui, aš nusišypsau, visi arba į telefonų žiūri, arba kažką kito veikia. O, pavyzdžiui, čia visi linksmi, atrodo kaip kitas pasaulis. Visi pažįstami, visi apsikabina, visi vienas kitą myli, lyg būtų viena šeima, bet ką čia jau kalbu, jūs esat viena šeima, viena didelė šeima. Ir noriu visiems palinkėti, kad visi turėtų kažkokią žariją savo širdį ir nors kažkas joje užpiltų vandens ir jį užgestų, kažkas prieitų ir įmestų degtuką ir vėl užsižiebtų daili, graži šviesa, kuri švies iki pat tamsiausių gilumų. Jauniausia muzikantė